Labą dieną, bičiuliai. Šiandienos tema bus šių metų automobilių tendencijos. Ką žmonės ieško dažniausiai, kokiais atvejais ir dėl ko. Video, manau, bus tikrai informatyvus tiems, kas ieškote automobilio, todėl pasidalinkite, jums nieko tai nekainuoja, paspauskite patinka bei paspauskite sekti, jeigu dar to nesate padarę, kad ateityje nepraleistumėte panašių video kaip šis, bei dar įdomesnių. Taigi, šiais metais pastebėjau tokį dalyką, bičiuliai, kad žmonės, kurie renkasi automobilį, kad jis būtų patikimas, renkasi iš Hondų, Toyotų, Lexusų. Tai, sakyčiau, būtų top 3 automobilių gamintojai pagal ieškomumą, kad, kaip ir sakiau, kas ieško patikimumo. Tai reiškia, ieško patikimos hibridinės sistemos, ieško automobilio, kuris nebūtų dažnas svečias autoservise. Kad ir šiai dienai turiu 2 klientus, kuriem reikia surasti arba RAV4, arba Honda CR-V. Ir tas modelis tinka. Taip, kad šiai dienai paieškų iš viso turiu 12. Taip, kad iš 12 paieškų, netgi 2 klientam, tokie pat automobiliai, skiriasi truputėlį tik tais biudžetas. Dabar pastebėjau dar vieną tokį dalyką, kad kas ieško vokiečių, renkasi dažniausiai BMW, Audi arba Volkswageną. Bet Volkswagenas, sakyčiau, šiuo atveju šiais metais kažkaip kol kas lieka 3 vietoje. Dažniausiai užsakoma patikra iš Vokietijos gamintojų būtų 5 ir 3 klasės BMW. Tada iš audinių dažniausiai užsakoma patikra būtų Audi Q5, Audi A6. Kaip ir dažniausiai užsakoma paieška. Na ir iš Volkswagenų, tai vienareikšmiškai, jeigu kažkas ir užsako šiais metais patikrą, tai būtinai Passatas. Kažkaip Golfų kol kas labai minimaliai. Galbūt šiais metais tikrinom, kiek dar aišku, praėjo 3 geri mėnesiai, bet gal 2 Golfus tik tais tikrinom. Passatų tai nežinau, nesuskaičiuosim. Toliau, kas čia dar būtų? Volvos, bičiuliai. Volvos, kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais, išlieka tikrai labai populiarus automobilis. Bet kai eina kalba apie Volvos, tai išskirčiau būtent XC60 modelį. Tiek senesnį, sakykime, nuo 12 metų, tiek ir naujesnį, 18-19 metai. Ir patikrų gavome šiais metais jau tikrai daug ir ieškojom automobilių, tiek naujesnių, tiek senesnių, ne vieną. Ir šiai dienai iš tų 12 paieškų turiu 2 klientus, kuriems reikia surasti Volvo XC60 nuo 12 iki 16-17 metų tam tarpe. Taip, kad šis modelis išlieka pas lietuvius vis dar labai populiarus. Ir ne veltui, todėl kad tos senesnės Volvos, 14 metai, 15, 16 metai, tai yra iš tikrųjų patvarūs, patikimi, ganėtinai komfortiški, erdvūs automobiliai. Nenuostabu, kad tiek vyrai, tiek moteris juos perka ir jie patinka. Kas dar būtų? Mercedesai, ane? Irgi vokietis, Mercedesas. Su Mercedesais pastebėjau taip. Mažiau užsako paiešką, kad surastumėm, bet ganėtinai dažnai užsako, kad patikrintumėm. Ir jeigu užsakomas yra Mercedesas, tai dažniausiai bus C klasės. Antroji vietoj pagal užsakomumą, sakyčiau, būtų E klasės. Na ir trečioji vietoj tai būtų GLE. Tai va. Prancūzai kažkaip nelabai pas lietuvius populiari mašina. Retai kada gauname užsakymų, bet jeigu gauname, tai dažniausiai būna Kadžaras. Renault Kadžaras. Ir aišku, iš Peugeot tai 3008 arba 5008. Vėlgi, jeigu renkantis Peugeot automobilį, tai sakyčiau, reiktų rinktis dizelinį variantą ir 2 litrų. Tai būtų pats idealiausias variantas.
Problema tik tais yra ta, kad 2 litrų būtent tų Peugeot, čia kalbu apie tos naujesnius, kur gražus jau modeliukai, kertuotas vairas, kur tai čia būtų vėlgi 17-18 metai ir taip toliau. Tai viena problema būtų tokia, kad tų 2 litrinių pasirinkimas iš tikrųjų nėra didelis. Nėra didelis ir juos prieš perkant būtina akilai tikrinti. Todėl, kad labai dažnai 2 litriniai grįžta su jau kažkokiom išlindusiam problemom arba atsukta rida dėl to ir tos problemos. Tikiuosi šio video kažkiek padėjau jums apsispręsti, visų automobilių apkalbėti neįmanoma, nes paprasčiausiai man čia tiek laiko neužteks. Taip kad, jeigu turite kažkokių klausimų, kas dar domintų, rašykite į komentarus. Ne man asmeniškai, o į komentarus po šito video. Galbūt, laiko turėdamas, prisėsiu ir kažkuriam iš jūsų atsakysiu į rūpimą klausimą. Ačiū visiems, kad pažiūrėjote, ačiū, kas pasidalinsite, kas paspausite laiką, bei kas paspausite follow. Jūs patys nuostabiausi. Ir neužmirškite, kiekvieną dieną keliame išskirtinį turinį į mūsų Instagramą Važiuojam auto. Užeikit, pamatysite patys. Iki.